Taigi dabar pasilieka tikėjimas, viltis ir meilė. Bet didžiausia iš jų yra meilė. Graikiškas žodis dieviškajai meiliai agapao kyla iš dviejų šaknų. Ago, reiškiančios vesti kaip piemuo veda avis, ir pao, reiškiančios ilsėtis. Taigi žodis agapao yra kelias ir atokvėpis vienu metu, kuris kviečia prisiminti 23 psalmę. Jis veda mane prie ramių vandenų. Kai vanduo nuskaidrėja iki ramybės, jame atsispindi mūsų pačių veidas. Prie tokių vandenų siela prisimena, kas ji yra. Meilė tai atmintis, gilesnė už visą atmintį. Kai atpažįsti save taip, kaip buvai pažintas nuo pradžios. Agapė nėra vien jausmas ar emocija, tai kelias, kryptis ir ramybė. Tai judesys vedantis į vidinę tylą, kurioje atsiveria tas pats pirmasis žodis, pasakytas dar prieš tavo gimimą. Pažinau tave. Tikėjimas, viltis ir meilė šioje vietoje susilieja į vieną, tarsi 3 šaltiniai susitikę ir tapę viena upe. Tikėjimas žino tiesą. Viltis laukia jos išsipildymo. Meilė yra išsipildžiusios tiesos forma, kūnas. Joje telpa tai, ką tikėjimas ir viltis žinojo apie tave dar tada, kai pats to nesuvokei. Meilė apkabina amžinybę, prabylančią šiame dabar. Meilėje šis amžinasis dabar tampa namais, sielai sugrįžusiai į Dievo ramybę.